Sveiki, čia mero paspirtukai. Ar jums nėra tai buvę, kad nuvažiuoji į darbą ir pamatai, kad pamiršai telefoną? Šį kartą man taip ir atsitiko. Ir kas smagiausia, tai kad telefoną palikau per patį didžiausią lietų šiais metais. Lyja jau ištisas 10 valandų ir dar nenustos lyt kokią 6. Dabar, kai telefonas kišeniai, kodėlgi nepafilmavus, kokios paspirtuko plaukimo galimybės. Važiuojant per balas labai svarbus ir greitis yra. Važiuojant tinkamų greičių visada liksi sausas. Tas greitis maždaug apie 15 gaunasi ir tada priekinis ratas taško balas teisingai. Dar labai norėjau parodyti guminio posparnio darbą. Puikiai apsaugo kelnes. Na, pabandysim didesnę balą dabar. Visiškai nieko. Priekinis sparnas irgi gerai dirba. Taigi iš tos pusės kaip ir apsaugotas esu. Visa paspirtuko hidroizoliacija tikrai labai gera, tačiau reikia visada įsitikinti, ar uždarytas yra krovimosi lizdas. Keliaujant paspirtuku, kojos išlieka sausos, tačiau visi šie dalykai, ką šiandien matėte, tikrai nėra rekomenduojami gamintojo, bet kadangi esu minėjęs, kad jau 9 mėnesius kiekvieną dieną ir per lietų, ir per sniegą važinėju paspirtuku, atsisakęs automobilio, tai labai norėjau jums parodyti bent dalį to, ką sugeba paspirtukas. Tai rofisas. Po tokio didelio varlinėjimo dar ką mėgstu daryti, tai apsuku kelis ratus, kad šiek tiek pradžiūtų ir padangos ir nuvarvėtų vanduo. Tada su sausu paspirtuku galiu važiuoti į vidų. Matosi, likę yra lašai, kurie būtų nusėdę pastato viduje. Valytojas turėtų daugiau darbo. Jei tik turite galimybę, sulankstykite paspirtuką ant kilimėlio, taip nusausinsite į apačią. Kitas svarbus patarimas po tokių šlapių pasivažinėjimų, nepamirškite paspirtuko nusausinti. Paskui palikti sausoje vietoje, kad visa drėgmė, kuri pateko į vidų, paskui sugebėtų išeiti. Tik sausas paspirtukas yra gerai funkcionuojantis paspirtukas. Wow, video montavau iki 3:30 ryto. Tai čia ir pabaigsim. Taigi, kaip visada, važiuokit saugiai. Iki. Vis dar lyja.